Labą dieną, bičiuliai. Kaip jūs? Kaip išsilaikė? Aš geriu kavą ir ruošiu išskirtinį video. Neeilinį, netradicinį, net nežinau kaip įvardyti. Šiandien su fūra nedirbsim. Turiu išeiginę. Skrendam į Trondheimą pasimti mašiną. Nupirkau mašiną. Ne naują, ne visiškai seną laužą. Normali mašinėlė. Tik tiek, kad ją reikia tvarkyti. Kas jie yra blogai, tai plius minus žinau, lyg ir amortizatorius spyruoklės parėjusios. Bet variklis, greičių dėžė, viskas ok. Tai jinai nuo manęs yra daugiau negu 700 km. Tai atsigeriu kavos, skrendu į Trondheimą, Trondheime pasiliksiu per naktį, o rytoj rytą sėdu į keltą, persikeliu į kitą salą ir ten jau imsiu mašiną. Pasimsiu mašiną, tai aš nežinau, klausiau prieš tai turėjusio savininko, ar parvažiuosiu iki Bergeno, nerekomenduočiau, sakė. Bet aš pabandysiu, tai tikiuosi viskas bus ok. Jeigu ten bus kažkokie gedimai dideli, tada reikės galvoti kažką toliau. Bet aš labai tikiuosi, kad viskas bus ok, mašina turėtų būti normaliai viskas. Bus kaip bus. Matysim eigoj. O aš ką, bėgu ruoštis, susidedu daiktus ir keliauju į oro uostą. Pasimatysim ten. Nepraėjo nė valandėlę, o dėdėjau Trondheime. Ką gerai. Taigi, ponai ir ponios, atkeliavom. Kelionė buvo ganėtinai ilga. Važiavom mašiną, skridom lėktuvu, važiavom traukiniu, plaukiam laivu ir pagaliau atvažiavom. Ir kągi mes turim? Turim Audi. Turim tokią Audi. Ją reikės biškiuką patvarkyti. Dabar jau nuėmiau numerius. Audi atrodo taip. Aišku, mašina nenauja, gyvenimo mačius, bet nėra ko norėti. Yra tų rudelių tokių,
Bet viskas sutvarkoma. Viskas padaroma. Tai va, turim tokią. Bandysim važiuoti į Bergeną. Važiuosim 11 valandų. Tai čia įskaitant jau ir plaukimą keltais ir visą kelionę. Tai aš labai tikiuosi, kad mašina atlaikys, kad nebus jokių niuansų ir viskas bus gerai. Nu, ką, sėdam ir lėkiam. Sėdžiu jau mašinoje, laukiu pirmą keltą, susivedžiau į navigaciją Bergeną. Tai iki Bergeno mums rašo tiek 702 km. Tai biškelį užtruksim. Navigacija rodo 11 valandų. Tai labai tikiuosi sukt greičiau. Continue on E6 for 12 kilometers. Sveiki vėl. Nu ką, grįžom, šiaip ne taip su mašina. Viskas gerai. Kelionė biškelį prailgo, buvo vienas kelias uždarytas, tai teko daryti lankstą, apvažiavom vieną kalną, tai gavos kelionė virš 800 km, bet mašina nepavedė, variklis veikia, greičių dėžė veikia, viskas tvarkoj, taigi dabar galim apibendrinti, kas mašinai blogai, ką reikės tvarkyti. Tai parodysiu aš jums. Stovi grožis. Nu ir ką, tvarkysim, pradėsim gal nuo stogo. Čia turim rūdžių, čia. Aš turiu tokių minčių. Aišku, čia reikės nušpakliuoti, sutvarkyti, padaryti gražiai ir uždėti juodą karboninę plėvelę. Turėtų atrodyti gerai. Daugiau tai mašinai yra, nu dabar visa purvina. Purvina ne kaip atrodo. Tai čia rūdis ir čia rūdis. Tai čia greičiausiai reikės peršpakliuoti ir perdažyti, kad atrodytų gerai. Tai mašinai yra lūžusios spyruoklės. Tiek vienoj pusėj, tiek kitoj pusėj. Tai va tas spyruoklės reikės pakeisti. Aišku, čia va vėl ant arkų rūdis. Tai reikės tvarkyti. Ir mašinai neveikia vairo stiprintuvas. Kažkodėl. Tai reikės pažiūrėti. Tai va, tokie darbai manęs laukia. Sutvarkysim. Nuplausim. Nupoliruosim. Ir bandysim pardavinėti. Čia yra toks nuo akmenukų, bet kapotą tikrai nedažysiu dėl tiek. Gal biškelį pataškuosim, kaip jūs manot. Parašykite komentarus, gal kažkokių pasiūlymų turit, ką padaryti, kaip geriau, kaip pigiau, kaip paprasčiau ar kaip gražiau. Būtų faina, jei užtamsint stiklus galinius. Juoda plėvelė atrodytų visai kitaip. Bet nežinau čia kas tamsina visų pirma. O visų antra, klausimas, jeigu pas norvegus tamsinsi, tai kiek jie paims? Ir ar nesuvalgys pusę mašinos kainos langų tamsinimas? Šiaip atrodo tikrai gražiai. Aišku, dabar tik tiek, kad purvina visą. Tai va, tai jeigu turit kokių minčių, kaip geriau padaryti, kaip gražiau, parašykit komentarus. Mielai perskaitysiu, pastarsim. Tai ką, ačiū.